Valstybiniai vartotojų teisių apsaugos tarnybai kasmet tenka vis daugiau ginčų spręsti tarp vartotojų ir verslininkų bei paslaugų teikėjų. Skundų skaičius išaugo beveik dvigubai, o tai rodo, kad vartotojai vis labiau išmano savo teises. Anot valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, tai yra rimtas ženklas ir verslininkams, kad pirmiausia reikia galvoti ne apie pelną, o apie prekių ir paslaugų kokybę. Kalbant apie skundus, yra iš tikrųjų įdomi tendencija jų augimo, turbūt skaičiai šiek tiek šokiruos, nes įmant nuo 2004 metų įstojus į Europos Sąjungą, nuo 6 000 skundų per metus, pas mus skundų skaičius šiandien išaugo už 2015 metus iki 15 470. Aš tai galvoju, kad tikrinančios institucijos atsirenka, kas yra iš tikrųjų tikras skundas ir kas yra iš tikrųjų tokia su priedu, kaip aš vadinu. Ir aš manau, kad gerai, kad yra ir pasitempti verslininką priverčia labiau sąžiningiau dirbti. Nors didžioji dalis visų vartotojų skundų būna pagristi, tačiau verslininkai čia turi nusiskundimų ir pačiai tarnybai ginančiai vartotojų teises. Pasak jų, pirmiausia, tarnyba privalo užtikrinti, kad nekokybiškos prekės apskritai nepakliūtų į rinką, o ne vėliau už tai bausti pardavėjus ar gamintojus. Ypatingai gausu prekių dabar Lietuvos rinkoje, prekybos centruose, nekokybiškų, netitinkančių standartų, nors deklaracijos rodo, kad jos yra puikios, bet reali atlikus bandymus pasirodo, kad tai visiškai niekam tikia prekės ir jų apskritai negalima naudoti. Tačiau ta rinkos priežiūros pas mus nebuvimas kaip tik tai ir privedė kitos situacijos. Kitos šalis Europos išsivyščiusios, Vokietija, Anglija, Prancūzija stipriai gina ir savo gamintojus, ir savo vartotojus, ko nepasakysi apie Lietuvą. Dažniausiai vartotojai skundžiasi dėl nekokybiškų buitinių prekių, ypač tų, kurios įsigyjamos internetu. Tarnybos specialistams tenka spręsti ne tik rimtus skundus, bet ir aiškintis šypseną keliančias istorijas. Žmogus nusipirko dangtį tualetui ir jisai padėjęs ir tas dangtis girgžda jam einant. Toks juokingas atvejis, žmogus skundą parašė. Ir praktiškai jisai buvo atiduota pardavėjui, pardavėjas nusijuokė, viską pakeitė, negirgždantį dangtį gavo ir liko patenkintas pardavėjas ir pirkėjas. Antras dalykas, turguose, kada neleidžia pasirinkti bulves ar ten agurkus ar dar kažką, tai irgi žmonės skundžiasi. Netradicinių skundų padaugėja ir tuo met, kada studentams artėja egzaminų sesija ar baigiamojo darbo pristatymas. Studentai tingi rašyti magistrinius ir bakalauro, tarėsi su firma, kuri parašys. Ir vienas studentas neseniai, čia labai šviežias dalykas yra, parašė mums skundą, kad tai yra vartojimo santykiai ir kad jam blogai parašė magistrinį. Tai šitą vietą mes atidavėm tą skundą švietimo ministerijai. Valstybiniai vartotojų teisių apsaugos tarnybai tenka nagrinėti ir žvejų skundus. Vienas žvejoti mėgstantis vartotojas skundėsi dėl klaidinančios informacijos pateikimo. Žuvavimo paslaugas siūlantis paslaugų teikėjas viešai skelbė, čia visada kimba. Tačiau vartotojai susimokėjus už žuvavimą, paslaugų teikėjo vandens tvenkinyje žuvis nekibo. Tarnybai pradėjus nagrinėti kilusį ginčą, abi pusės susitaikė.